Taigi aš šiandien filmuoju Elder Scrolls Skyrim 5 dalį ir šitas žaidimas yra maždaug viduramžių labiau ir taigi pradedam. Aš jums truputį papasakosiu dabar, kol čia užsikraus. Taigi, kaip matote, čia yra drakonas Alduin, jis yra labai blogas ir su kitais drakonais jis nori užvaldyti pasaulį. Ir mes jį turėsim užmušti, bet tai vyks labai toliau, toliau pažaidus. Ir tu esi toks, tu tampi tokiu žmogumi, kuris gali tiesiog drakonai gali šaukti ir, pavyzdžiui, ugnį, ledą padaryti iš tų šaukimų. Taigi ir tu tampi tokiu žmogumi, jeigu nužudai drakoną, gauni jo sielą ir tada gali daryti tą rėkimą. Taigi matote, čia pristatymas Skyrim. Taigi kaip mes matome, mes esame belaisviai ir visus veža į miestą Helgen, kur mes turime būti visi nužudyti. Taigi čionais yra Stormcloak, tai čia yra kažkokio miesto sargybinis, galima sakyti. Čia yra tiesiog vagis, man atrodo, bet čia yra Stormcloak, to būrio vadas ir miesto vadas. Tai va, ir mes dabar turime truputį palaukti, kol nuvažiuosime. Ir jie čia kažką kalba, kad prieš keletą metų viskas buvo čia ramu, tylu ir buvo tiesiog gerai gyventi, o dabar tiesiog visus pagrobė, karė. O jisai sako, kad mes dabar visi broliai ir sesės ir turime viską vienas kitą ginti ir viskas. O čionais mus veža Imperial Soldiers, imperijos kaip dabar sakys, kariai. Jie mus veža į šito miestelio Helgen, mus čia turi nužudyti. O tas vagis labai bijo, sako, tai negali įvykti, jis sapnuoja. Bet dėja, tai tikrovė. Taigi, va, kaip matome, atidarė vartus jau, einame į vidų. Tai aš jums žadu parodyti, kokį žmogų galime susikurti, ką galime su juo padaryti ir viskas. Ir daugiau aš jums parodysiu, kur gauti labai gerų daiktų, vardų ir, ginklų vienu žodžiu ir šarvų. Taigi dabar bėgsime iš čia ir kai rasime negyvą kareivį, mes viską iš jo turėsime susirinkti, nes mes nieko neturim. Nei ginklo, nei šarvų. Tiesiog tokie marškiniai ir kelnes kaip jau driskiai. Jis va sako, kad jis čia tam mieste augo. Tai va, o daugiau jūs viską pamatysite, nenoriu jums daug visko ir atskleisti, nes gal jums bus neįdomu žaisti. Tai va, mus va čia va turėtų jau sustoti ir mums va čia va kirs galvas, o ne kars. Ir aš šitą žaidimą žaidžiu ne pirmą kartą. Galėsiu parodyti kelias komandas, čytus, kaip galima sakyti. Ir viskas. Taigi dabar kvies po vieną žmogų ir viskas. Face your death with some courage, thief. You've got to tell them we weren't with you. This is a mistake. Step towards the block when we call your name. One at a time. Empire loves their damn lists. Ulfric Stormcloak, Jarl of Windhelm. Jo, va tas va čvelis yra karalius of Windhelm. Windhelm yra toks miestas. Lokir of Rorikstead.
No, I'm not a rebel. You can't do this. Dabar tam čiveliai nepasiseks. Žiūrėkit. Archers! Bum. Anyone else feel like running? Jo. Wait. You there. Step forward. O dabar mus kviečia, mes prieisim ir Who? mūsų nebus sąraše ir mes, turėsime pasakyti ir pasirinkti rasę. Taigi, rasės yra tokios argonijami. Tai yra tokia kaip reptilija. Jis gali, dažniausiai būna gerai apsirengęs. Treacherous swamps ir bet mažumai. Taigi, jie būna labai aršus prie pelkių ir kad jie turi, gali nuodams labai būti atskiri, nuodai jų labai nepaveiks. Ir jie turi, ir jie labai gali po vandeniu ilgai nekvėpuoti. Taigi, kiekviena rasė gali padaryti kaip ability, sugebėjimą, pavyzdžiui, kažką padaryti. Taigi, ši rasė turi hist skin ir tai padaro, kad greičiau tau gyvybės atsirastų. Kita rasė Breton yra. Ir toks maždaug žmogus ir jie labai gerai su magijom jie labai gerai moka daryti, elgtis. Ir Breton skanimbus, ir jie labai atsparas magijai yra. Ir jie gali, pavyzdžiui, irgi turi tą, kaip ir sakiau, visos rasės turi galimybę kažkokią ir ši galimybė yra Dragon Skin, drakono oda. Tai į tavęs tau magija nepadarys tos žalos. Ir kitas yra juodasis elfas, toks su raudonom akim. Ir jis kitaip vadinamas Dunmer ir jų žemė yra Morrowindas ir jie yra labai garsus dėl savo magijos triukų ir to kaip, ir vagimo žmonių, ta prasme, ir slapstymuose. Tai ir jie labai atsparus yra ugniai ir jie irgi turi sugebėjimą Ancestor of Wrath. Ir aplink jį atsiranda ugnis. Ir tai labai gerai. Toliau yra High Elf, toksai su geltonom akim ir geltona oda. Kitaip jis vadinamas Altmer ir jų, yra gyvenimo šalis Somerset Isle. Ir didieji elfai gali jie yra labai stiprus ir labai gali piešti, pavyzdžiui, čia irgi yra toks dalykas arba dainavimas. Ir jie turi gebėjimą pasidaryti Highborn ir tai padaro, kad tavo magija greičiau, ateitų. Čia yra Imperial, tai jie gyvena maždaug Cirodilė ir jie yra diplomatai ir prekiautojai. Jie labai pasižymė kovose ir magijos kovose ir visur gali rasti pinigus, kur tik tie žiūri. Ir jie irgi turi, kaip pasakys čia, sugebėjimą Voice of the Emperor. Tai kai sušaukia jisai ant priešo, jisai tampa ramesnis tiesiog. Toliau yra Kadžet, katėva tokia. Ir jie gyvena maždaug Elsveire, tai yra Skyrimas yra ta tokia sala didžiulė, kur mes dabar esame. Ir jie labai yra greiti, protingi ir viskas. Jie yra labai geri vagiai ir labai, ta prasme, tyliai vaikšto ir prisilina prie aukos. Ir jie turi labai aštrias letenas, tai labai gerai kumščių, kai mušė su kažko kumščiu. Taigi, daugiau yra Nordas.
žmonės Skyrime jie gyvena. Tai daugiausia jų yra šitam žaidime. Ir jie yra labai stiprus ir labai, tiesiog labai nesunkus, bet jie sunkaus būdavo. Ir jie yra labai garsus, kad jie atsispiria šalčiui, na taip jie sušalo labai greit. Ir jie labai yra talentingi kaip kariai. Ir jie gali panaudoti Battle Cry, jų gebėjimą, kad kiti tiesiog priešai nueitų tiesiog, nieko nebepultų. Toliau yra ork. Va tokie kaip goblinai didžiuliai. Ir jie gyvena daug Vrongiaren ir and Dragontail Mountains. Jie turi savo kalvystę, orko kalvystę vadinasi. Ir jie labai, jų šarvai yra labai geri ir visi juos perka. Ir orkų kariai yra visą laiką yra apsirengę sunkiaisiais šarvais, nes lengvieji yra lengvesni šarvai, bet mažiau apsaugo nuo ginklų, o sunkieji yra sunkesni aišku ir daugiau apsaugo nuo sužeidimų. Ir jie labai priešinas agresyvus yra, kitaip sakant. Jie yra daugiau daro damage, kaip panaudoja Berserk Rage. Ir Redguardas, jie yra tokios odos ir tokie plaukų dažniausiai. Jie yra geri kariai Tamrielė ir Redguardas. Jie irgi yra labai atsparus nuodams ir jie gali panaudoti Adrenaline Rush, kovojant prieš kažką, tai labai padeda. Ir paskutinė rasė Wood Elf, tai yra medžio elfas, kaip tariant. Jie labiausiai yra paplitę Western Valewood Forest miškose ir jie labiausiai, Skyrimo kalba jie yra vadinami Bosmer. Jie gali labai gerai vogti ir jie yra labai geri vagiai ir labai geras stovyklavietės daro. Ir jie labai gerai šaudo iš lankų Tamrielė. Ir jie turi labiau atsparumą irgi nuodams ir viskas. Ir jie turi tokį gebėjimą Command Animal, įsakyti tam gyvūnui, kad jis padėtų tau kovoti prieš kažką. Taigi aš turbūt pasirinksiu Nord, jis man labiausiai patinka. Nežinau kodėl, bet jis labiau patinka. Taigi daugiau čia matome Reiserą, bet čia yra daugiau Body, pavyzdžiui. Ir galima lytį pasirinkti moterį ar vyrą. Taigi šį kartą aš rinksiuos vyrą. Present yra barzda, plaukai, tokie Aš nežinau, kurį man čia ir pasirinkti. Turbūt rinksiuos patį pirmą. Jis man labiau patinka. Tokį paliksiu turbūt. Daugiau head, veidas. Spaudžia Complexation. Tai čia, matot, yra skruostai, žiūrėkite skruostus. Čia raukšlės dasideda ir visokios. Ir aš turbūt pasidarysiu šitą. Man jis gražiai atrodo. Daugiau čia dirt yra žemė, kad būtų purvinesnis, bet aš nenoriu, kad jis būtų purvinas skaras. Randai, matot? Toks. Šitas atrodo, kai yra vilkolakiai brėžimai. Bet jų galime padaryti visokių. Prie akies, taip. Ir aš turbūt pasidarysiu šitą, nes man toks biškim įbrėžimas patinka. Taigi Warpaint. Warpaint yra tokie dalykai. Ir aš jų iš vis turbūt nesidėsiu, man negražu. O čia spalva. Pavyzdžiui, pasidedam tokį ir spalvas. Bet aišku, aš jų nesidarysiu, man kažkaip nepatinka. Daugiau veidas. Nosis, man patinka tokį. Nose, hey. Kur jie yra, taip.
O matot, taip, taip. Ir aš norėčiau, kad nebūtų čia va. Geriau. Nuslent. Šitas nežinau, ką daro, bet kažkur čia va būtų. Džiau. Irgi dėja nežinau, ką jis daro, bet... Tai, džiau. Cheekbone, tai čia yra skruostai. Bet kažkodėl nesimato, kad čia kažkas darytas. Tai, cheek collar, va. Galima pasirinkti net spalvą. Va, keitinėjasi. Bet aš pasidarysiu patį pirmą geriausią. Čianais va, prie nosies ir burnos va, keičiasi spalva ir man tokia. Čia yra gerai. Čia nose collar. Juodą galim pasidaryti. Bet pasidarysiu tokia. Čia kaklas spalva ir čia tos kaip dabar. Pamiršau, kaip vadinasi, atsiprašau. Akis. Eye shape. Man patinka tokios akis. Eye collar. Pasidarysiu gal tokia labai gražiai atrodo. Taigi, daugiau čia greitai pasidarysiu. Eyeliner dar čia galim pasidaryti. Bet man yra labai gerai. Bro. Nežinau, kas yra, bet pasimėginkit, jeigu žaisit šitą žaidimą. Čia yra viskas apie burną ir čia plaukai. Wow, čia kai mergos. O, plikė. Bet man patinka tokie plaukai. Facial hair, tai čia su barzda viskas. Ir man patiktų labiau, kad būtų išvis be barzdos. Tai kiek barzdu. Ir kur yra be barzdos, jeigu galima pasirinkti. Štai be barzdos. Nors biški reikia. Kažkaip keistai atrodo. Taip. Ir hair color va galima pasirinkti. Ir taigi aš rinksiuos kažkaip. Net nežinau. Tokią va švytą. Kaip čia dabar? Va tokia va bus gerai. Ir jeigu jūs jau pasirašėte viską, spauskite VR raidę. Ir viskas. Finish name your character. Ai, tiksliai dar galime vardą pasikeisti, bet kažkodėl neleidžia. Nežinau net kodėl, bet tikiuosi čia taip turi būti. Ir finish name spauskite taip, ai va, tai paspauskite R raidę ir taip ir va, čia rašykite savo vardą. Taigi, aš net nežinau, kaip čia pasivadinti, turbūt savo vardu Arnas. Vis gerai. Ir tada Enter spaudžiame S. Ir tiesias. Ir dabar jis sako, kad radau blogą laiką čia nais ateiti. Nes, va, kaip tik mane ruošiasi nužudyti, tai. By orders, Captain. I'm sorry. At least you'll die here, in your homeland. Sako, bent mirsi čia savo gimtiniai, aš nei čia gimiau, nei ką. Aš net nežinau, iš kur aš atsiradau. Ir rasme. Taigi, ateinam, tuoj man turi nukirsti galvą. Ulfric Stormcloak. Some here in Helgen call you a hero, but a hero doesn't use a power like the voice to murder his king and usurp his throne. Taigi, va šitas, va, Ulfric, va tas, va, kur surištas visas, nužudė Skyrimo High Kingą, karalių viso šitos šalies. Bet šitam miestelėje Helgene, jis yra labai garsus, jis visiems patinka. Bet va šitie Imperial nepatinka, jisai visai ir va nori jį užmušti. Bet jo neužmuš, jį paliks paskutinį, man rodos, ir jis liks gyvas. Čianais va yra kaip kunigė, tai jie norėjo čia pasakoti kažką apie dievus ir jie pertraukė. Sako, jie einame iškart prie reikalų.
Taigi žiūrim, kai šitam čiveliui nupjaus galvą. My ancestors are smiling at me, Imperials. Can you say the same? Taigi, ir vsio. Galvos ir nebėra. Norėčiau šį dabar atkiršyti. Jam atkiršyti. Justice! Death to the Stormcloaks! Nu va, kaip tik sako, kad visiems šitiems Stormcloako kariams būtų galas. Visus jie nori žudyti. Žudyti kaip akyti. O dabar, jeigu jūs girdėjot, Did you hear that? suromuoja drakonas ir čia atskris pats Alduinas. Bet mes dar čia jo nenužudysime, nes mes nesame dar stiprus, tokie neturime nieko iš vis. Nei to, nei kardo, nieko neturime, nei šarvų. Taigi, dabar kirs galvą turėtų. Nuvidį. Atkeršys aš tam. Ir va, matėt, va ten praskrido drakonas. Sentries, what do you see? Va, viskas. Smungo už nevėlikas. Jis raudonas akis. O va, matot, kaip jis sušaukė ir pradėjo čia oras keistis. Taip mes negalėsime, bet galėsime taip pat sušaukti, va. Ir būsime irgi tokie galingi kaip drakonai. Taigi dabar Hey, kinsman! mūsų turi išgelbėti. Come on, the gods won't give us another chance. Taigi mes su juo va pabėgsime, jis man padės pabėgti. Ir turime mes greitai bėgti. Jarl Ulfric, what is that thing? Could the legends be true? Legends don't burn down villages. We need to move now! Oi, buvo pasibūginę man viskas, tai sorry, kad čia bėgau sieną. Taigi, negaliu aš nieko daryti, mano rankos surištas. Tai tikrai labai gerai yra, nes bėgsiu kažkaip su surištam rankom. Oba! Okei, zdarova. O Jezu, gal nereikėjo man šeiti. Vos mėnerių. Ir vėlinas negaliu iš jo nieko pasimti. See the inn on the other side? Jump through the roof and get going. Oba, nori, kad peršokčiau? Nu gerai. Oba. Šokau, bėgam. Šoba. Ir jis kažkaip magiškai čia va atsiras. Ai ne, čia kitas tasai. Tas, kur norėjo mane nužmušti. Ir irgi norės su manim pabėgti, bet iš tikrai jau čia turėsime šansą pasirinkti ar su anuo bėgti, ar su šituo va bėgti. Tai aš gal bėgsiu su anuo, kur nori mane išgelbėti, nes tuo, kuris nori mane užmušti. Gods guide you, Hadvar. O, vaikas. O, aš turiu, matot, jeigu jis pažymėtas tokiu markeriu, tai aš turiu bėgti paskui jį. Čia reikia atsitūkti dabar. Oba. Sveikas. Bet tavo oda graži. Quickly, follow me. Bėg, bėg. O, nori, kad iškeliautume į rojų. Sovngarde yra rojus dievų. Nu, ne dievų, bet tai geri žmonės ten You and patenka. me, prisoner. Stay close. What does it take to kill this monster? So damn fast. Rayla, you damn Taigi va, čia va bėgo tas, kur pirmą norėjo mus išgelbėti. You're not stopping us this Dabar čia jie susipyks. fine. I hope that dragon takes you all to Sovngarde. You, come on! Viskas. Dabar aš turiu pasirinkti arba su juo bėgti, arba su juo. Tai aš tikrai noriu bėgti su tuo geriau. Kažkaip man smagiau nei. Nes anas norėjo mane užmušti, o tas kaip tik nori man padėti išsigelbėti. Tai aš aišku rinksiuos jį. Čia bėgom. Ir šitas video visai ilgai vyksta. Parodžiu, kaip susikurti tą žmogų. Ir su jumis buvau aš. We'll meet again in Sovngarde. Nu, Arnas, kitaip sakant. Ir taigi jūs pažįstate mane, nes iš Minecraft video, tai Dragon. No doubt. pažinote mane. Like Tai the gerai, children's stories viso. and legends.